Nu tai ką, dienelė vėl tokia ne iš lengvųjų. Po pirmų tokių nuimtų varžybų prasidėjo tas jau davė tą normalų startą. Eina savo, realiai nervai groja visą laiką ir tu ten lauki, guli, bet kai davė tą antrą startą, nežinau, kažkaip tai susijėmėm gerai ir nu realiai emocijos mus perpildė. Ten taip džiaugiamės, kai jau pasiekėm tą finišą, kad nu, nerealiai visi sušokom, pradėjo net denis linguoti. Turbūt padėjo vėlgi komandos dirbimas ir geras situacijos skaitimas. Nes vėlgi tas vėjas iš kitos pusės, galva irgi apsiverčia, nes visas dienas mes turėjom visiškai iš priešingos krypties, tai yra 180 laipsnių. Pirmas plaukimas buvo atšauktas dėl per silpno vėjo ir tada staigiai susipūtė, pradėjo vėl pūst vėjas ir organizatoriai labai greitai sureagavo, perstatė visą distanciją ir davė plaukimą. Tai sėkmingas startas, neįsivėlėm su greičiu pirmoje vietoje, matėm, kad tie, kas startavo prie pino truputį vėliau ir kairiai pusėje visą laiką atrodo daugiau vėjo. Tai mes tą kairę ir labai norėjom kontroliuoti. Tai viskas pavyko. Ir paskui buvo toks labai sudėtingas momentas antrą pavėjinį kursą, pirmą tiksliau pavėjinį kursą, kur atėjo didelis pasisukimas ir mes jo negavom ir mes gavosi, kad iš pirmos vietos visos galinės komandos mus privažiavo. Buvo toks lemiamas momentas, panikos truputį nehalzuot, bet susitelkėm ramybę, pasiėmėm greitį ir gavosi, kad lanku juos visus apvažiavom. Ir po to antrą laviruotę išnaudojom pasisukimą ir savo švarų vėją ir ten jau viskas easy. Buvo pavėjui toks, nu kaip sakyt, jau buvom pridėję į kelnes. Visi dasivijo, mes nurimom vėjas, mes pirmie paėmėm truputį su atsarga, bet už kelių minučių trekeris rodė, kad mes turbūt ketvirtį net plaukiam, turbūt, aš taip įsivaizduoju, reiks pasižiūrėti vakare, nes iš stilių tokio sustojom, o paėmė pirmą ženklą, visi suvažiavo iki mūsų. Tai iš tikrųjų buvo turbūt pats sunkiausias momentas šiandienos plaukime. Kiekvieną plaukimą žengiam su to pačiu nusiteikimu, kad visi esam lygus ir bet kas gali laimėti ir kovojam kaip su lygiais. Žinom, kad mūsų grupė yra tikrai stipri, bet nuo to čia turbūt tik tai pasisekė kitoms grupėms. O mūsų grupėje mes esam visi lygus, visi vienodi ir tai mums leidžia išlikti dar labiau susikaupusiems. Tikrai, čia šiandien dabar pasidžiaugiam, viskas po 10 minučių baigėsi, čia atvažiavom, viskas jau galvojam tik tais apie rytojaus lenktynės, kas yra, nu kaip sakoma, step by step ir niekaip kitaip.